Per biologijos pamokas aiškinamės rūgščiųjų kritulių žalą ir poveikį augalams. Todėl sugalvojome imituoti rūgštųjį lietų ir akivaizdžiai pamatyti jo daromą poveikį. Pasirinkome tirti, kaip rūgštieji lietūs veikia salotas ir bazilikus. Palaukusios, kol išdygs daigeliai, vėliau juos laistėme rūgščiuoju lietumi, kurį pasigaminame vandenį sumaišius su koncentruotos sieros rūgšties tirpalu. Juos laistėme iš purškiamų buteliukų, imituodamos lietų. Riba, nuo kurios lietus jau vadinamas parūgštėjusiu, laikoma apie 4,5 pH, todėl pasirinkome daryti 3,5 ir 4,5 pH rūgštingumo tirpalus. Mes pasikliojame dirbtinio intelekto pagalba, kuris galų gale mus nuvylė ir apskaičiavo netinkamą sieros rūgšties tirpalo kiekį. Todėl vėliau teko gamintis naujus vandens tirpalus iš naujo. Tyrimą mums padaryti pavyko dalinai, kadangi iš pradžių laistomas vanduo netitiko rūgštaus lietaus. Vėliau pagaminusios tinkamo rūgštumo vandenį ir jį panaudojusios pamatėme pokyčius augalų augime. Augalai laistomi vandenį, kurio pH buvo 3,5 ir 4,5, išaugo nulinkę, neturintys stabilumo ir šiek tiek pageltonavę. Taip pat jų išaugo mažiau nei tų augalų, kuriuos laistėme paprastu vandeniu.